Labadiena 15 minučių skaitytojai, su jumis vėl Vitalijus ir Kubinis metras architektūros konstrukcijų ir interjerų dizaino studija. Ir tęsime pokalbius apie energetinį efektyvumą, apie pastatų gyvenamųjų namų energetinį efektyvumą. Ir leiskit pristatyti tokį testinį projektą, tokią projektą pamoką, kuris vadinasi Plius namas. Apie tai, kaip konkrečiai skaičiais atrodo A+ energetinio efektyvumo namas, kiek jis vartoja šilumos ir kiek tai kainuoja ir kokios tai atitvaros, kokios tai medžiagos, kurios buvo panaudotas. Čia prieš save aš turiu trumpą prezentaciją, kur ir matosi tas mūsų konkretus projektas Plius namas. Tai pakankamai tradicinis, nepasakyčiau, kad stipriai kažko išsiskiriantis iš tipinių projektų namas. Tam, kad tiksliai atsakyti klausimą, ar namas atitiks A+ energetinį efektyvumą, aišku, reikia įdėti į tam tikrą specialią vietą, tai yra į konkretų sklypą. Ir šiuo atveju, štai taip mes turime sklypą ir turime orientaciją pasaulio šalių atžvilgių. Pietus ir vakarai turi didžiausias langus, o įėjimas ir pagalbinės patalpos turi langus iš šiaurės. Kitų žingsnių mes turime atitvarų varžas, apie kurias kalbėjome praeitame video, ir turime rodiklius, kurie turėtų atitikti A+ energetinės klasės efektyvumą. Turime stogų detalės, turime grindų detalę. Visa tai susiveda iš tai tokį nedidelį rezultatą. Čia šitame stulpelį jūs matote A+ reikalavimus ir jūs matote rezultatus šilumos laidumo koeficientus mūsų atveju. Štai kiekviena atitvara yra įvardinta. Vadinasi, atitvaros atskirai atitinka keliamus reikalavimus šitam pastatui. Kitame žingsnėje yra skaičiuojami šilumos tilteliai. Yra paimama speciali programa ir štai taip vaizduojamos izotermos. Kaip šiluma tam tikrose vietose, kur susijungia dvi pastato dalis tarpusavėje, yra praleidžiama. Čia mes turime stogą, sienas ir vitrinas. Ir vėlgi, kai atsakyti į klausimą galutinai, mes turime pasakyti tai, su kokiom inžineriniam sistemam buvo vertintas pastatas. Aišku, buvo naudojamas rekuperatorius. Ir pirmu atveju aš panagrinėsiu, kai šildymo pastato sistema buvo šilumos siurblys oras vanduo, o kitas variantas būtų kondensacinis dujinis katilas. Štai taip atrodo energetinio efektyvumo sertifikatas, kur visi prieš tai išvardinti duomenys buvo suskaičiuojami viena programa. Ir mes turime du skaičiukus, kurie yra mums šiuo atveju svarbiausia. Tai yra šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti ir šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti. Mes turime skaičių 7 kvadratiniam metrui per metus ir mes turim skaičių 3,7. Padarykim labai nesudėtingą skaičiavimą. Kadangi mes turime šildymą šilumos siurbliu, vadinasi, mūsų kaštai yra elektros kaštai. Mes padauginame mūsų plotą iš gauto skaičiaus, iš gautų kilovatvalandžių ir padauginam iš elektros kainos tarifo. Ir tokiu būdu apytiksliai gauname, kad per metus šis pastatas, būdamas A+ energetinio efektyvumo, išleidžia arba jam reikia išleisti 125,91 euro centą per metus. Ir jeigu vertintume išlaidas karštam vandeniui ruošti, lygiai tas pats yra skaičiavimas plotas iš mūsų gauto skaičiaus iš ataskaitos, padaugina iš elektros. Ir gauname, kad vandenį ruošti mes mokame 54,67 eurus per metus. Pasižiūrėkime kitą ataskaitą, kurioje jau vaizduojamas dujinis katilas. Šilumos sąnaudos pastatui šildyti kilovatvalandėmis yra didesnės truputį, bet šiuo atveju nepamirškime, kad energijos šaltinis pas mus yra dujos ir turime suskaičiuoti dujas. Kaip matote, sąnaudos pastatui šildyti yra 28,94 kWh per metus. Paskaičiuokime paprastą formulę. Plotą padauginame iš kilovatvalandžių kvadratui per metus. Turime padalinti jos iš 9, kadangi vienas kubinis metras dujų pagamina apytiksliai apie 9 kWh. Ir padauginame iš dujų kubo kainos. Gauname, kad per metus dujomis nušildysimės apie 160 eurų kainuos šildymas dujomis. Ir lygiai tą patį formulę karštam vandeniui mes gauname 66,41 euro centą per metus. Tai štai tokie rezultatai. Tikrai neblogi ir įdomus įrodymai,
o tikslesnę informaciją galėsite perskaityti pačiame straipsnėje. Iki pasimatymo kitose video.